šiaip sunku buvo rinktus parašus, kaip jūs pats gal dalyvavot, rinkime, matėt procesą, ar žmonės nori pasirašinėję už kandidatus? Nežinau kaip už kitus kandidatus, bet kaip matot, kažkokių tai didelių problemų nebuvo. Dauguma pasirašė arba galbūt netgi buvo dauguma ieškojo, kur pasirašyti. Net ir šeštadienį skambino, klausė, ar dar gali ateiti pasirašyti, sakau, kad jau turbūt pirmadienį nešam. Tai Kaip su elektroniniais parašais? Elektroninių surinkta yra virš 1000, tai jie bus irgi vertinami dabar rinkimų komisijoje. Gal jūs žiūrėjote pagal savivaldybės, kur daugiausiai parašų pavyko surinkti, taip santykinai žiūrint pagal gyventojų kiekį, kur daugiausiai? Vilniaus mieste, Kaune nemažai, Kėdainiuose, Raseiniuose. Daug, dabar bijau pasakyti, kažkur apie 11-12 rajonų, miestų, kurie viršijo 1500, 2000 parašų. Taip kad tas skaičius rodo, kad nebuvo didelių problemų tose miestuose. O kaip žmonės motyvuoja, tarkim, kodėl jie būtent už jūs nori pasirašyti? Kodėl nori? Todėl nori, kad aš tapčiau prezidentu. Bet nori permainų kažkokių, kaip jie sako, paaiškina pasirinkimą savo. Būtent permainų. Žmonės mano, kad reikia, kad būtų pokyčiai ir už juos balsuoja. Kokie tie pokyčiai, nes čia labai abstrakčiai skamba? Pokyčiai visų pirma visuomeninėme gyvenime, politinėme gyvenime, nes šiek tiek pabodo ta konfrontacija, pabodo visą laiką kariavimas tarpusavyje. Ypač dabar grėsmių akivaizdoje žmonės nori vienybės, nori stabilumo, nori aiškios nuomonės ir apie tai kalba. Dar daugiau žmonės labai daug kalba apie socialinės problemas. Ir kai palyginam dabar, kaip mūsų šalis įveikia tą krizę, tai mes kirtom per pačius silpniausius savo žmonės, per pačias, sakysim taip, skaudžiausias žmonių problemas. O Latvija, Estija, netgi Lenkija, dabar pasižiūrim, didino ir pensijas, didino atlyginimus tuo metu, kai mes viską mažinom, atėmėm žmonių pajamas, tai yra nusivylę tą ekonominę politiką, socialinę politiką, norėtų pokyčių. Jūsų nuomonė, kokia parašų dalis bus nepripažinta? Mes patys gana kritiškai vertinom tuos parašus, kuriuos gavom, apie 1000 parašų, kurie mums kėlė abejonės, mes jų čia neteikėm. Tiesiog pateikėm tuos lapus, bet jų į tą oficialią statistiką netraukėm. Prezidentės čia pažiūrėjo priekaištų visai neseniai darbo partijos lyderiams. Ar kaip manot, ar tai kažkaip galėjo įtakoti parašų rinkimą? Aš manau, kad tie priekaištai jau žmonėms gerklėje stovi, suprantat? Vietoj to, kad reikia kalbėtis, bendrauti, o visą laiką stovint nuo kažkokio bokštelio pirštų rodyti, kas geras, kas blogas, jau praėjo tie laikai. Jeigu yra lyderis, jis turi stovėti priekį. Jis turi atnešti su idėja, ateiti, atnešti idėją ir stoti priekį, o ne, suprantat, nurodyti, kas geras, kas blogas.